Priešais jūs ant mūrinės buvusio kailių fabriko sienos matote menininko Karolio Grubio dėžutės gatvės meno piešinį, skirtą ilgametę teatro kritikos tradiciją puoselėjančiam žurnalui Nemunas, o taip pat teatro kritikos ateities prognozėms. Kauno dramos teatras istoriškai buvo glaudžiai susijęs su jaunimo žurnalu Nemunas. 20 amžiaus 7–9 dešimtmetyje žurnalas tapo platforma, kur režisieriai skelbė savo idėjas, kur buvo galima paskaityti kritikos ar įsikirpti aktoriaus nuotrauką. Sovietmečių Kauno dramos teatras ir Nemunas buvo dvi maištingiausios ir cenzoriams ramybės neduodančios vietos. Ir šiandien teatro kūryba yra neatskiriama nuo medijų. Reklama, teatro kritikos straipsniai, scenos žvaigždžių spindesys žurnaluose, spektaklių transliacijos ir komentarų kautynės socialinėse medijose, kaip tinklas apipina gyvą teatro procesą. Menininkas Karolis Grubis, kuriantis pseudonimu Dėžutė, jau 14 metų atpažįstamas iš dėžutės personažo, primenančio Lego kaladėlę. Ta dėžutę menininkas apgyvendina apleistose, užmirštose miesto erdvėse. Šį kartą dėžutė įgijo žmogaus pavidalą ir transformavosi į futuristinį teatro kritiką. Šis darbas nori atkreipti jūsų dėmesį į vis didėjančią technologijų svarbą, į naujas teatro ir medijų hibridizacijas ir siūlo pažvelgti į galimą ateities pasaulį. O pratęsti ekskursiją kviečiame teatro internetinėje svetainėje www.dramosteatras.lt, kurioje susipažinsite su išsame teatro istorija bei rodomais spektakliais. Jei norite tęsti kelionę pėsčiomis, kviečiame pasirinkti kitą maršrutą – 100 metų teatro mobilioje Walk 15 programėlėje, kuri kvies patirti Kauną kaip vieną didelę sceną. Ačiū, kad buvote kartu ir padėjote kurti mūsų istoriją. Iki kitų susitikimų. Jūsų Nacionalinis Kauno dramos teatras.